rytas. Išsiparpėm šiandien, išsimegojom. Tai ką? 9, 8 ir 18. Tai reikia čia kažkur užsirašyti. Tai čia padarykim. Čia bus Instagramas, čia bus YouTube'as, čia bus Contribui. 988. Net 18. Contribui lygų 0. 988 plus 18. 1006 žmogeliai. Kart 10 metrų. Turim 10 kilometrų. Keturi 1000 metrų. Mes susitenkam toj kaviniai prie teniso korto ar... Ne, ofis galim susitikti, bet tai jau gali dar biškutį tokie 20 minučių patemk gumą, jeigu tau išeina. Na, džiaugs. Ačiū Martynai už minutės pertraukėlę. Ten 10 km 250 per 44 minutės. Daro, labas. Va, ir Audriuks iškart pasisveikint, žino, kad savas bičias. Nu, tikiuosi, kad. Einam prie darbo. Po valandas darbų, gal net daugiau, persikėlėm visą video medžiagą. Tai pasirodo buvo kiek gigabaitų? 110. 110 gigabaitų. Tai čia va tiek Bus problema, reikia spręsti problemą. Tai jau nebeturim net talpų, SSD baigės, viskas baigės, tarp kompo talpos pasibaigė, tai va ką reikia filmuoti, 4K kokybė ir čia tik vienas dienas. Nu, kas nutiko, Gabija, papasakok. Audriuks vis, kaip velnis. Eik tu, torpėda. Kaip jom patenka. Nu, torpėda, švars? Na, ne visai, dar biški drėgans. Žodžiu taip, užgesa pečiuks, bet jau 1:30. O čia iš įdomesnės perspektyvos šiek tiek. Varom pakeisti baterijų spynos. Baterijos pirktos pačios pigiausias, kokios tik egzistuoja tarp Norfos iki ir Maximas. Tai prasim lyginam, dėjom ir Duracellį, dėjom ir šitas pats pigiausias, bet laiką visiškai vienodą. Jokia skirtumo nėra. Visoje teritorijoje sudėtas išmanios spynos visiems kambariam, tai vis kambariai gauna automatiškai kodus, įėjimų ir nieko daryti nebereikia. Labai daug darbo iš tikrųjų atkrenta. Aišku, čia dar tik po sistemę sukurt, sudėtinga visai. Viskas labai super. Eik tu savo. Galvutė per didelė šiek tiek. Nėra patogiau. Vis gali įeiti, kas užprogramuotas. Nei raktų nereikia, nieko. Tai kai buvo paprastas spynas, buvo problem ta, kad žmonės, jeigu pamesdavo raktelį ir mes net pasidarydavom po 3 ir 4 atsarginis raktukas, bet jie taip greitai vis tie raktukai išsimėtydavo ir tiesiog neįtikėtina. Dabar aišku, niuansas reikia baterijais keisti. Svarbiausia, tą varžtuką nepamesti. Jis labai mėgsta išgriauti iš ranko. Gal nebus ant 100% baterijos, kadangi vien baterijai sen, bet turėtų tikrai neprašiau laikyti. Dabar vėl kokį 1,5 metų mes esam ramus. Tos spynos labai daug įmonių teka lygint kainas, lygint kokybę. Skirtingos įmonės bandė vien kitą sukiršinti. Nu, užsakymas čia vis tiek nemažas buvo, nes dažniausiai žmonės, jeigu pirk spyną, tai pirk vieną, max, sakykime, 2 spynas. Mano atvejai buvo daugiau tų spynų ir labai mūsų norėjo kaip klientų. Ir gavas taip, kad taip puikiai kalbėjo vienas įmonės vadybininkas, kad, sakau, užsisakys tą spyną. Ir aš jau užsisakiau. Tai va čia ta yra vienintelė vien spyn, kurią pavyko užsisakyti iš tos kitos įmonės. Daugiau visas spynas yra iš įmonės pavadinimu Vairema. Rekomenduoju pirkti iš jų, nes ten savas srities profesionalai yra. O čia va šitą spynutę rankėn nulūžo gal porą kartų. Atidaryti durų nebebuvo įmanoma. Tiek daug problemų su ją prisidarėm ir
administracinis patalpos durys yra vienintelis durys, kurios, jos daug naudojamas, bet jos darinėjamas atsargiai, jos neplėšiamos. Kurį kambariuk žmonės atvažiuoja, nepavyksta iš pirmą kartą durų atrakinti, vis tiek tas plėšims ir ta eksploatacija, tos rankenos yra didesnė. Kadangi dar testavimų tas toks laikotarpis ir neaišku iš tikrųjų, kaip tas garsas girdės, ar geriau, kai mikrofonas čia pridėts, ar geriau dabar, kai prie kameros pridėts. Audrelė, nuo tavęs veikia daržas momentais. Soj parko teritorijoje esam su Veiklių mamų klubu bendra iniciatyva padarė basų kojų taką. Jis toks mini basų kojų takas, bet still. Jisai basų kojų taką. Plius ten yra integruoti lauko instrumentai, nes Veiklių mamų klubas rašė projektą, patvirtino tą projektą ir gavo rėmimą būtent tiem instrumentam. Kas nebuvo pavasarį nueikit, aišku, dabar ten nekokia situacija, nelabai įmanoma pavaikščioti, bet ne pavasarį, gal vasarą. Tai čia vienas darbų, kuriuos padarėm, iš tikrųjų daug ir laiko kainavo, net nepapostinam ir net neparodėm žmonėm, kad tai jau veikia ir tai jau padaryta. Ta vasara tokia nelengva, sudėtinga, nes prasideda kulimo tas laikotarpis sezonas. Labas. Parodyk savo veidelį ir labai užtynęs. This is my morning, this is my Saturday. Šiaip lekiam dabar į kavinukę, pavalgysim biškį, užkasti. Pasistiprėti, nes dar nei pusryčių nieko neturėjo. Festing gavas, o jau turim 2:30. Labai daug žmonių šiandien sporto mokyklai. Tai visi baseiną turbūt atlėkė. Ir aš net neturėjau vietos, kur pakrauti mašinai. Nors vien mašin labai geram puikiai matas, kad jin jau pasikraus ir galėjom kavytą. Dabar bus gerai. Pamiršau Audriukui maistą paimti, taigi prašė išsinešimai. O, ačiū. Kapok. Ta bliudelė per 30 sekundžių suraita visam. Atėjo kažkoks tai sintinuks. Reik nulėkti pasižiūrėti, kas ten per daiktą. Fun fact, apie Audrelę šiek tiek. Mes kai buvom išvykę pakeliauti mėnesiuką po Indoneziją, dažniausiai atveju, kai tu išvyks, tai visą laiką galvoji, kur tu paliks šunį, kur kas saugos, kas prižiūrės, kas čia apsijims. Bet su Audrelė, žinokit, yra kitokia situacija visiškai buvo. Nes Audrelis antiek yra užsirekomendavęs šunį, gal ją mušęs. Vis norėjo jį prižiūrėti, vis norėjo jį saugoti ir ją kūčios, kalėdos ir Velykos tai yra. Ir nauji metai buvo tarp skirtingų vietų. Naktį, kai miegi, jeigu katinas sušoka ant lovos, Audris neleidžia trukdyti miegą katinui. Ant šukerė, žodžiu, visą naktį. Ką tu pridirbai? Pasižiūrėkite. Ir tu lyg niekur nieko, Audriu. Tu vis šlapis. Eik, dabar viskas. Nebe Lift Masteris, reik čia. O, šaunuolis. Būk čia tvarkingai. Žiūrėsim į kaimą. Stavo draugelį. Neužilgo pamatysit, kas ten per gyvūnėlį. Naujas šito serialo dalyvis bus. Pavadiniam Ceps. Servisas yra, bet klaido. Paulio. Prautas direktoriau. Galit sutvarkyti man šitą problemą, ar negalit? Senamiesčiai. Čia jau į mokyklą. Čia jau užaugau. Tik kaip sakiau, laikinai išvažiavau į Vasolį. Keletą dienikių pabūt. Greičiau darbai vyktų kempinge, bet va taip kaip išvažiavau, tai taip va jau 5 metai ir palikau ofise. O, čia kovingai nusiteikia kaimas. Rankenos nėra, nes dės iš mane, žinau. Čia rankenos. Kodėl čia rankenos susirgliuoja? Kas įmė? O, čia yra naujas serialo dalyvis. Vadinas Cepelinas. Žiūrėjau, ne? Tai va grįžinėjom, atsakiau, kad Pasaulio bažnyčia labai gražiai vakare atrodo. Dabar net pakelsi aukštyn. Galvoju, kad reikia vėl nuvažiuoti granulių papildyti.
dabar +3 ir taip stiprokai, sakyčiau, atleido jau. Reiktų imti liftmasterį, nes subėjau, kad neišraposiu. Na, Audrelė, ką tu čia bandysi pult? Va, tuoj gavo iš karto. Simba, einam. Audriu, baig. Ką tu čia vaidini? Jisai čia šiaip prieš kamerą tik tai vaidina, nes taip tik katiną bijo. Tai ką, sugrįžom atgal į parkelį, į ofisą, Brūkšnelį namus. Ačiū, kad datraukite iki galo, stebėjot šitą video. Viskas, labanakt.